Gerai miegojau, jau pamačiau dar daugiau miestą šiandien, prisipirkau visko ir dovanų. Ten matosi Atlaso kalnai, kur važiuoju su snieguotos viršūnės. Dabar laukiu Kupranugarių žygio. Patiko čia, tik kad buvo dviese objektuose labai didelės eilės ir šį kartą man nepavyks jų aplankyti. Open here, please. I'm going to move the shell to get the nut. And this is the nut burger. And we'll also break the nut to get the almond inside. This is the almond. With this almond, we can make two types of arganoid. The Egyptian arganoid and cosmetic. Okay? For cosmetic one, well, it's fresh like this, and we put it in this traditional meal, the one in the middle. For the Egyptian arganoid, we need to roast it. Okay? We roasted the almond before, and we also put it in the first one, and we keep turning like the way we do here until we get this liquid. And this liquid we need to mix only by hand for 1 or 2 hours by adding warm water until we separate the arganoid from the paste. Okay? And for the leftover, we can make by it paste by this crab and also black stuff. You know black stuff. Okay. And this one, here we prepare the peanut butter. The peanut butter is a mixture between roasted peanuts, arganoid and honey. So we call it in Morocco ablo. We use it for breakfast. Okay, so do you have any question? No? So now, come inside, try the eating products. Thank you. Okay? And this is the pure honey bear. Argan flour is good for anemia. And this is the peanut butter, the one we make it outside. We call it in Morocco ablo. So now, guys, you can give it a try by taking the bread, dip it in taste. Yes, go ahead. Try who? Koks keistas skonis. This is peanut butter. Yeah. That's honey, I think. What was that one? Argan oil. Oil. Yes, miss. With this cup? Español. How much you pay for this? 10 euros. 10 euro. 100. 1 sec. They wanted 350, but I said 350. They said, but I said no. Because this is the long one. Yeah. Have you been in the desert, the Nah. Sahara, or no? No. You will. Yeah. After 2 days, 3. Yeah. Can you put your Uh-huh. hand in the back, in the behind? Yeah. Padarė man šitą turbaną. Aš sėdėjau akinius, bet šiaip nėra labai karšta ir nėra labai šalta. Galima būtų ir be turbanas būtų. Daug žmonių, daug turistų. Paindinėsim, tada bus vakarienė ir turėtumėm grįžti apie 10:11 atgal ir to iš ryto startuoju į Atlaso kalnus, kurie kaip tik irgi dabar matosi. Tai tokia dienelė. Paskaičiavau, kad visai nelengva grįžti, nes dar kilometražas yra didelis, kuris laukia ir kurį reikia numinti per tam tikrą laiką. Tai
tikrai bus nelengva, kai paliksiu šį miestą. Keturračio neėmiau, todėl kad aš jau suvažiavus ne tik Lietuvoje, tai kažkaip pagalvojau, dabar čia tik Kupranugario pramogą paimsiu. Taip pat čia yra daug kitų pramogų, kaip aplankyti galima krioklius ir panašiai, bet aš esu realiai atsižiūrėjęs per savo visas keliones į tos krioklius. Tai irgi, kiek mačiau iš nuotraukų, nėra tokie žavingi, galbūt kokiose jau buvau, tai nesirinkau to. Mane labiau traukia kalnai, kiek matau sniego jose yra dar ant viršaus. Nors slidinėjimo kurortas vienas yra, bet jis jau uždarytas, nes jis tik iki kovo mėnesio, tai jau visiškai. Ir Saharos dykumai, kurią važiuosi, dėl to šitą ir pirkau. O jeigu reikia. Kupranugarį. Pirmą kartą matau šiuos gyvūnus gyvai. Prieš 3 dienas esu mačius vieną kupranugarį visiškai tamsoj, naktį prie žmonių. Bet nestojau, nefilmavau, nefotkinau, nes buvo naktis, tai būtų nieko nesimatę. Einam gal į priekį. Kokį pasiemam. O gal šitą, kuris labai linksminguoja. Man patinka šitas 5. Aš visada renkuosi 5. Ar patinka? Koks keistas jausmas. Nenori. Pavargai jau. Jie labai iškankinti, manau, nuo žmonių. Naujovė man. Matot Atlaso kalnas ir snieguotas čiučiut viršūnes. Esam dabar jau aukštam sukilime ir įdomu, kaip man seksis sekančiom dienom per juos važiuoti. Šitas išsigandęs visus Dievą. Ko tu bijai? Nusileido. Oi, trenkiau į galvą. Baseniukas yra. Gražus saulėlydis. Eisim valgyti dabar.
Bon appétit. Merci. Here. Yeah.